Kultūros ritmas. Sveiki, klausotės Lietuvos kultūros tarybos laidos Kultūros ritmas. Su jumis Karolina Bagdonė. Kokiu gyvenimo būdu gyvena ekspertai tarybai, kaip jiems sekasi vertinti paraiškas ir kaip viskas atrodo iš vidaus. Nes tikrai po kiekvieno kultūros tarybos finansavimo rezultatų paskelbimo būna labai daug įvairių atsiliepimų ir socialiniuose tinkluose, ir žiniasklaidoje, ir visur kitur. O ekspertai yra tikrai viena esminių kultūros tarybos dalių ir be jų nebūtų įmanomas apskritai šitas procesas. Kuo unikalus ekspertų veiklos modelis ir apskritai tarybos veiklos modelis, tai kad patys kultūros bendruomenės nariai vertina tas paraiškas ir sako, ko reikėtų finansuoti, ko galbūt nereikėtų finansuoti. Aišku, čia jau tas kontekstas, kiek ten tų finansų yra kas kita, bet iš esmės iš kultūros bendruomenės žmonės ateina ir vertina paraiškas, taigi pažinodami lauką, jie patys apie tą lauką ir galvoja. Ir dabar tų ekspertų yra apie 200 ir kasmet jie įvertina maždaug 4500 paraiškų. Tai labai, labai nemažai. Wow. Tai šiandien kalbuosi su dviejų didžiausių tarybos meno sričių ekspertais. Tai rašytoja, poetė, literatūros srities ekspertė Aušra Kaziliūnaitė. Labas, Aušra. Sveiki. Ir kalbuosi su žurnalistu, alternatyviosios muzikos srities ekspertu Karoliu Vyšniausku. Labas, Karolina. Atstovauju mažumą didžiojoje muzikos srityje. Taip, šitas yra tiesa. Ar Aušra, tu irgi atstovauji kokią nors mažumą literatūros srityje? Gal net ne vieną. Na taip, pradėkime nuo pačios pradžios, kadangi ekspertais dėl kažkokių priežasčių tapot ir tu Aušra jau esi antrą kadenciją, tavo Karoliui tokia yra pusantrinė kadencija, tokia reali yra pirmoji. Aš turėjau dar COVID kadenciją. Taip, tu turėjai COVID, kai buvai išorinių ekspertų ir vertinai individualias stipendijas, o Aušra tu jau antrą kartą, antrus 2 metus darbuojasi, tai papasakokit, kodėl nusprendėt tapti tarybos ekspertais, kas paskatino ir su kokiais lūkesčiais atėjot. Na, iš tikrųjų, aš Lietuvos literatūros lauke, nepaisant tokio sąlyginai jauno amžiaus, 36 metų, esu jau gana ilgą laiką, nes mano pirmoji knyga pasirodė, kai aš dar sėdėjau gimnazijos suole. Ir, vienokiu ar kitokiu pavydalu jau beveik 20 metų dalyvauju organizuojant įvairius renginius literatūros lauke. Leidžiu knygas įvairiose leidyklose ir pačiai yra tekę anksčiau redaguoti knygas, įvairius kūrinius. Ir manau, kad iš vidaus tikrai gana neblogai pažįstu ir literatūros procesus, ir tam tikrus pokyčius. Ir kažkuria prasme manau, kad tas akstinas mane paskatinęs tapti ekspertę literatūros srities. Tai buvo tai, kad gana neblogai išmanau pradedančiųjų rašytojų, šiuolaikinės literatūros kontekstą ir kažkaip visą laiką galvojau, kad reikėtų vis dėlto daugiau dėmesio atkreipti ne tik tais į klasikus autorius, bet ir tuos šiuolaikinius literatūros procesus. Tai aš pati būtent savo darbe kažkaip stengiuosi ir suderinti, kad ir ta klasikinė literatūra, ir verstinė literatūra, bet taip pat ir originalioji šiuolaikinių lietuvių rašytojų sukuriama literatūra irgi vienaip ar kitaip būtų atspindėta. Aš kaip Aušra irgi, būdamas mokyklos suole, išspausdinau vieną pirmųjų savo tekstų, atsimenu, tai buvo Radiohead albumo In Rainbows apžvalga, kuri buvo spausdinta Ore LT tinklalapį ir praktiškai nuo to laiko aš vis sukausi muzikos pasaulį, vedžiau laidas apie muziką, rašiau tekstus apie muziką, bandžiau įti tokius skirtingus formatus, tiek į populiarią žiniasklaidą, kaip, pavyzdžiui, Delfi, ir į, sakykime, specifinę žiniasklaidą, kaip literatūra ir menas. Paskui mes įkūrėm savo projektą, kuris vadinasi Nara, ir ten jau perėjom labiau į socialinės temas, bet tos kultūrinės temos ir specifiškai muzika visada liko mano tokia sritis, kurią aš nuolat sekiau, ir kaip žurnalistas atrodė, kad tvarkoja. Galbūt yra dabar jau geras metas bandyti kažką atiduoti atgal tai bendruomeniai muzikantų, nes viena vertus tas eksperto darbas, jis pirma yra darbas, tu gauni labai daug paraiškų, tu jas turi skaityti, turi įsigilinti, bet
tuo pat metu aš matau tai kaip ir tam tikrą paslaugą bendruomeniai, nes gilinimasis į kažkieno kūrybą, bandymas būti kažkaip sąžiningai ją įvertinti, panašiai kaip rašant albumų apžvalgas. Tarkim, man tai atrodo, kažkas kuria muziką, kažkas ją analizuoja ir mes visi toje tokioje ekosistemoje žaidžiam. Tai aš matau tai kaip vieną iš sistemos dalių, aš labai tikiu viešo finansavimo reikalingumu, aš noriu, kad jis būtų didesnis, tai man idėjiškai tai yra priimtina veikla, aš noriu, kad to būtų daugiau. Taip pat žinau, kad alternatyvi muzika, jinai visą laiką, ypač viešo finansavimo atveju yra tokia mažesnė kažkokia jaunesnis brolis kažkoks, galbūt klasikiniai muzikai, galbūt džiazui, ir aš jaučiu, kad ją reikia kažkaip atstovauti. Yra ir daugiau žmonių, kurie tai daro, jie puikiai tai daro, tai man džiaugiuosi, kad komisijos kiti ekspertai priėmė mane kaip ekspertą ir man tai yra tokia kaip žurnalistinio darbo viena iš dalių. Labai įdomu, kad skaitydamas paraiškas gauni daug vidinės informacijos, tu pamatai, ką planuoja, tu žinai, kurie projektai, jeigu jie gaus finansavimą, kad jie vyks, pavyzdžiui, kitais metais, tu toks truputį jautiesi, ne tai, kad eini su scenos pulsu, tu net truputį į ateitį matai. Ir man kaip žurnalistui ta vidinė informacija, aš aišku, jie niekur nepiknaudžiauju ir jie nesidalinu, bet man žinoti ir jaust pulsą labai labai padeda. Tai čia dar viena svarbi priežastis. Pamenu, Matas Drukteinis savo Facebooko įrašė, komentuodamas kito fondo Lietuvoje irgi skirtančio finansavimą įvairius niuansus, minėjo, kad būtent taryba, maždaug ateikit padėti supras kitiem fondam, kad galima investuoti į tai, ko dar nėra. Kad tu ateini ir tu realiai skaitai apie idėjas, ne apie kažkokį čia baigtinį produktą, kur, gerai, gal knygos atveju plius minus yra baigtinis produktas, bet, muzikos renginio, pavyzdžiui, atveju tu realiai investuoji tai, kas nutiks. Kas bus, taip. Kas bus. Ir man čia ir visas įdomumas. Tu žinai, kad po to finansavimo patvirtinimo scena turės kažkokį daugiau gyvybės, negu turėjo prieš tai. Ir tie žmonės, jie yra įpareigoti dirbti, ar ne? Ir kartais tos stipendijos gaim, aš pats esu į daug stipendijų kaip žurnalistas aplikavęs, tu galbūt turi idėjas, bet kol tu realiai negauni pinigų ir kažkokio termino, kada turi padaryti, tu galbūt niekada ir nepadarysi, tai kartu ir veikia kaip paskatinimas tiesiog užbaigti darbą. Tai nėra tiesiog pinigai dėl pinigų, tai yra ir kažkoks patvirtinimas, tai ką tu sugalvojai, iš tikro yra kažkam rezonuoja ir jie žmonės tiki, kad į tai verta investuoti finansus, ne asmeninius, valstybinius, bet tai vis tiek yra svarbu. Tai pradėkim, šiek tiek užsiminei ir tu Aušra irgi kalbėjai, tai apie paraiškas. Tai pirmiausia, ką daro ekspertai ir jų pagrindinė veikla. Sėdi prie kompiuterio. Bet džiaugitės, anksčiau popierinės paraiškas vežiodavo, tai kompiuteris dar visai neblogai, man atrodo, gerokai paprasčiau. Bet žodžiu, tai vis tiek pati pradžia yra paraiška, daugybė dokumentų, daugybė priedų, daugybė organizacijų pavadinimų arba stipendininkų vardų ir pavardžių. Tai minėjau, kad esat vienų didžiausių sričių atstovai, tai iš esmės pasižiūrėjau, kaip tik 2024 metais muzikos srities ekspertai vertino beveik 700 paraiškų, o literatūros srities ekspertai maždaug 650. Tai ne vis, čia įskaitant ir stipendijas, ir įskaitant organizacijų paraiškas. Čia nesakau, kad jūs visas vertinot, vis tiek yra nuolatinė rotacija, tai vienoje darbo grupėje buvę, bet keli šimtus tikrai šiemet perskaitėt nuodugniai. Tai pradėkime nuo to, tai kur atsidurėt, kai esat vieni su tą paraišką ir kokios jūsų aklosios zonos? Iš tiesų, tai kaip Karolis ir paminėjo, tai tą buvimą ekspertų aš irgi suprantu kaip tam tikrą tarnystę bendruomeniai, nes pati esu nemažai ir gavusi iš buvimo literatūros bendruomeniai ir tarsi norisi ir atgal grąžinti kažkokį tokį perviršį. Nes finansinė prasme, tai skaityti paraiškas, pavyzdžiui, ten iš pašalies keletą žmonių kažkada man sakė, tai jums gerai, tai jūs įvertinat žodžiu tas paraiškas ir, nesat galbūt labai suinteresuoti, daug pinigų už tai gaunat ir panašiai. Ir aš kažkaip pasiskaičiavau. Tai žodžiu, jeigu nesiklystu, dabar su mokesčiais už vieną paraišką 15 eurų tu gauni.
Ne? Ir nežinau, kaip muzikos srity, bet literatūros srity, pavyzdžiui, jeigu tu skaitai paraišką jau būtent literatūros srities paraišką, kur didžioji dalis dažniausiai būna vis tiek leidybiniai projektai, tai iš 200 dažniausiai, koks 150, gal netgi kartais daugiau yra leidybiniai projektai. Tai paraišką sudaro pati paraiška, tada žinoma visi priedai, bendradarbiavimo raštai, sąmata, ir žinoma tada prasideda priedai. Tai reiškia, kad tu turi ištraukas iš tų knygų skaityti. Ir tu turi maždaug 200 paraiškų ir taip kaip Karolis pastebėjo, tai prisideda tavo tam tikram to lauko veiksmų, judesių, tokių povandeninių pamatymui, nes tu jau tarsi pranašiškai gali numatyti, kas kitais ar dar kitais metais, jeigu negaus finansavimo, dar kartą aplikuos, bandys, išleisti tas knygas ir, suvoki tuos procesus ir tai, yra irgi labai įdomu. Bet grįžtant, Karolina, prie tavo klausimo, kai tu vienas būni su ta paraiška ir kai suvoki, kokią gausybę teksto tu turi perskaityti, jeigu esi sąžiningas, o aš esu gana sąžiningas žmogus, arba bent jau noriu save laikyti tokiu, tai reiškia, kad stengiuosi perskaityti visiškai viską. Ir tai yra milžiniški kiekiai teksto, jeigu dar kalbam apie iliustruotas knygas, tai prasideda, kad tu turi ne tik tais tekstą, bet ir tas iliustracijas atsidaryti, žiūrėti, lyginti tarpusavyje, svarti ir panašiai. Tai to darbo yra tikrai labai daug, ypatingai jeigu tu stengiasi tą padaryti, kaip minėjau, sąžiningai. Ir, tas jausmas kartais gali būti toksai dvilypis. Viena vertus yra labai smagu, ypatingai jeigu tame šaukime yra priduota labai daug kokybiškai parengtų paraiškų vertingiems kultūros, literatūros laukui projektams. Bet kartais iš tikrųjų tų paraiškų būna ypatingai daug ir ypatingai gerų paraiškų ir gerai parašytų ir tiems tikrai vertingiems ir galintiems prisidėti prie meninės kultūrinės raidos srities projektų. Ir tada tu pradedi suvokti, kad nepaisant iš esmės to, kaip tu vertinsi šitas paraiškas, didelė dalis paraiškų, kurios, yra tikrai vertingos, jos tiesiog negaus jokio finansavimo šitame šaukime ir tos knygos dabar nebus išleistos vien dėl to, kad lėšų kiekis yra ribotas. Ir čia jau prasideda ta atsakomybė nebe konkrečiai netgi kultūros tarybos, konkrečiai nebe eksperto, o pačios tos, sakykime, biudžeto skirstymo dalykai, kultūros politikos sprendimai valstybinių lygių ir panašiai. Ir tada kartais būna iš tikrųjų sunku, nes tu suvoki, kad pasibaigus šaukimui gali būti, kad, kai tavo pavardė ten po 3 mėnesių ar kiek bus išviešinta, tai tu tiesiog būsi linksniuojamas kaip tam tikras atpirkimo ožys. Čia kaip Renė Žeraras yra pastebėjęs, kad būtent tame mito lygmenyje kiekvienoj visuomeniai tam, kad būtų susitinkama veidas į veidų su rimtom struktūriniam, politiniam, ekonominiam, socialiniam problemam, dažniausiai yra lengviau tokį atpirkimo ožį, kas yra lengviausiai apkaltinimo atrasti ir tada nesijimti kvestionuoti kažkokius struktūrinius ydingus dalykus, nes tai būtų kur kas sudėtingiau. Ir žmogaus vaizduotei, fantazijai žymiai sunkiau yra modeliuoti tokio lygio pokyčius beigi kritiką. Tai kartais supranti, kad tu veikiausiai tapsi tuo atpirkimo ožiu ir tai truputėlį vis dėlto psichologiškai gali negatyviai veikti.
nepaisant to entuziazmo, kad tu esi svarbaus proceso dalis. Nepaisant to, aš vis tiek esu už išviešinimą vardų. Aš paklausiu apie šitą, ar norėtumėt, kad išviešintų iš karto ir po to sugrįšim prie to aklųjų zonų. Nes dabar yra po 3 mėnesių, ar ne, kada tarsi aistros šiek tiek nurimsta. Gal ir visai geras kompromisas. Nežinau, vis tiek turbūt aš už, nes aš tikiu skaidrumo, aš tikiu atvirumo ir aš suprantu, kad taip ir muzikos scena, literatūros scena tikrai yra tokia koncentruota labai Lietuvoje, mes pažįstam vieni kitus ir žinom, kas mums patinka. Kita vertus, aš nežinau, jeigu aš rašyčiau knygą ir Aušra pasakytų, Karoli, šį šaukimą, ne, aš gerbčiau tą sprendimą. Tai man atrodo, kad tie ekspertai, kurie, kiek aš esu matęs, kiek kolegų, kiek matęs sąrašų žmonių, aš jais pasitikiu vis tiek. Tai yra priežastis, kodėl jie tą darbą dirba. Ir man tikrai garbė tam sąraše pačiam būti. Klausimas yra dar tas, kad paraiškų yra begalė. Finansavimas šiemet, pavyzdžiui, taryba turi 20,7 milijono eurų finansavimui. Tai čia yra mažiau negu pernai. Kodėl? Paklaus kultūros ministerijos kartu bendrai vyriausybės kontekste. Galbūt šiemet keisis ir atsiras ten to 3-mečio finansavimo, tada būtų revoliucija visom prasmėm, bet realiai užduokim šitos klausimus šalia, čia mes esame Mažvydo biblioteka, tai užduokim šitos klausimus šalia esantiem mūsų kolegams. Kodėl finansavimas mažėja ir kodėl mažėja būtent tarybai, nes kitų fondų skirstančių finansavimą kultūrai Lietuvoje auga. Bet žodžiu, yra problema. Bet jeigu grįžtant, pavyzdžiui, su paraiškų begalė, biudžetas yra toks, koks yra, tai ką daryti, pavyzdžiui, ir kaip jums atrodo, kaip esat vieni su paraiška, jų yra 200 per vieną kartą, čia yra kelios savaitės ar ten mėnuo jas įvertinti. Tai kaip jums atrodo ir kaip jūs elgiatės, pavyzdžiui, jeigu paraiška parašyta gerai, bet idėja praskoka, arba atvirkščiai? Bet turbūt, aš trumpai pradėsiu, kad man atrodo vis tiek... turbūt labai retai žmogus, kuris rašo, yra visiškai naujas iš niekur atsiradęs vardas. Tai ten yra viena iš eilučių, kur tu tarsi vertini, tarsi ankstesnę pareiškėjo veiklą. Aš nepamenu, kaip tiksliai ten yra suformuluota, bet ir tai užima gan daug erdvės. Tai, sakykime, tavo jau sukaupta ankstesnė patirtis, jinai lemia daug. Aišku, tai galbūt lemia, kad žmonės, kurie yra labiau patyrę, jie tarsi turi daugiau šansų gauti finansavimą, o tie, kurie nėra patyrę, kaip jiem tą patyrimą gauti. Bet, sakykime, bent jau mano atveju tikrai nėra vertinama tiesiog paraiška, tarsi jį būtų kažkokia beorė erdvė ir visas kitas pasaulis to žmogaus ankstesnė kūryba, kažkokia bendra scenos virtuvė neegzistuotų. Vis tiek tu galiausiai kažkokią turi vidinę intuiciją ir tu žinai, kad ar čia gerai ar blogai, ką nelabai gali... Vis tiek atsiranda subjektyvumo elementas, bet gal, pamenu, kaip viena kolegė, kai mes vertinome jau finalinius balus ir sumavom ir ten žiūrėjom, kaip tiesiog finaliniai padaryti rezultatą, kuris būtų kuo geresnis. Ir jinai ir pasakė, sako, yra priežastis, kodėl mes čia diskutuojam, o kodėl ne dirbtinis intelektas tai daro. Tai aš manau, kad yra tas subjektyvumo kriterijus ir kad tu vertini ne tik tai raidės, kurios yra paraiškoje, bet ir tavo bendrą nuojautą, tai visgi čia geras dalykas ar ne. Ir gal dėl to tą rolę mes ir pasiėmėm, už tai gaunam, kad ir tą nedidelį atlyginimą. Nežinau, už tokį tą atrodo. Literatūros srity, kiek man yra tekę su tuo susidurti, tai nuo tada, kai aš pradėjau vertinti, tai įvyko nemažai pokyčių dėl to, kad man teko matyti, kaip tie patys projektai, tos pačios paraiškos negavę finansavimo, paskui toliau būna dar kartą pateiktos, būna pateiktos. Ir įdomu stebėti tai, kad kai kurie teikėjai, jie tikrai skaito komentarus konsoliduotus ir jie tikrai išgirsta tą kritiką ir stengiasi pasitaisyti.
o kai kurie teikėjai, faktiškai aš ten nelyginau, bet atrodo, kad tą pačią paraišką tiesiog dar kartą priduoda, gal kokį kablelį kažkokioj vietoje pakeičia, datą, dar kažką, bet tai tęsiasi. Ir man buvo gana liūdna, taip iš vidaus, matant, suprasti, kad šita tendencija negirdėti to, kas sakoma, kaip būtų galima patobulinti paraišką, dažniausiai vis dėlto pasitaiko tikrai aukščiausio lygio intelektualinius, kultūrinius produktus norintiems pagaminti, taip, pareiškėjams, taip sakant, profesinė kalba. O kas geriausiai įsiskaito į tuos konsoliduotus komentarus ir kas, tikrai sureaguoja ir pasimoko, tai labai dažnai, tokie gana komerciniai projektai, kurie tos meninės vertės mažiau turi veikiausiai, bet turi labai daug noro ir turi, veikiausiai profesionalų komandą ir užnugarį, kurie tikrai geba tas paraiškas rašyti ir tai veikiausiai jų yra pagrindinė kaip profesinė sritis. Tai šia prasme yra gana liūdna stebėti, kad vis dėlto, kad ir kai kurie tie mažieji leidėjai, kurie, tikrai puikias knygas nori išleisti, bet galvoja, kad vien, tos svarbios rašytojo pavardės užtenka paraiškoj, kuris ten kokį nors Bukerį, Pulitzerį, dar kažką gavo, o tada jau paraiškoj mes galim kaip savo dienoraštį parašyti. Ir aš čia tarsi kaip šaržuoju šiek tiek, bet iš tikrųjų ne visai. Nes jeigu mes tikimės, kad paraiškoj bus pamatuojami dalykai, tai pavyzdžiui, kad tai bus sklaidos planas, viešinimo planas, kažkoks bent jau apmatai, gerai, kad 2 pranešimai ten spaudai apie kažkokius dalykus, ten vienas interviu galbūt inicijuotas tokiam ir tokiam potencialiai leidiny ir taip toliau, tai vietoj to, pavyzdžiui, pradedama rašyti tai, kad aš, kai skaičiau šią knygą, man sukėlė daug jausmų, tie jausmai buvo įvairiapusiški, ir pasidalinsiu tai savo jausmais savo socialiniai paskyroje. Ir ta prasme, aš šaržuoju šiek tiek. Bet tik šiek tiek. Ir tai yra šiek tiek liūdna, dėl to, kad nepaisant to pasiūlymo konstruktyviai įvardinti kažkokius pamatuojamus ar rezultatus, kad jie būtų numatyti paraiškose, nemažai teikėjų vis dėlto nereaguoja ir tiesiog tame gali būti įvairių priežasčių ir galbūt viena iš jų galvojimas, kad visai nesvarbu, kai bus parašyta paraiška, svarbu, tas pats tikslas ir pats produktas intelektualinis, meninis, kuris bus sukurtas. Ir kažkuria prasme taip, bet kita vertus mes kaip ekspertai įsipareigojam, kad mes vertinsim vis dėlto pagal atitinkamas gaires. Ir kai kurie teikėjai, jie veikiausiai neįsiskaito į tai, kad tas vertinimas irgi, nepaisant to, kad taip mes nesam dirbtinis intelektas, bet vis dėlto mes galim kiekvieną punktą, ar tai būtų ta pati mano minėta sklaida, ar tai būtų, žodžiu, meninė kultūrinė kokybė, ar tai būtų poveikis raidai srities, mes galim tik tais tam tikrais balais vertinti, mes net negalim vertinti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir taip toliau iš eilės. Kai kuriuos mes galim teikti ten 0, 3, 5, 10. Ta prasme, net mums yra skliausteliuose nurodyta, kokį balo skaičių mes kiekvienoje vietoje galime teikti. Ir tada jau prasideda irgi, kiek tu esi skrupulingas ir kiek tu galėsi kažkam
pakelti, žodžiu, ir ar tai būtų sąžininga kitų projektų atžvilgių kažką dirbtinai kelti, jeigu tu jau davėjai tą maksimalų balą, ten aš dabar tiksliai nepamenu, ar 30, ar ten 20 kelis už tą meninę vertę. 30. Jo, ačiū labai, Karolina. Tai va, 30 už meninę vertę, tarkim, davėjai, bet paskui žiūri pagal kitus punktus, kad ta paraiška, tikrai aukštų balų negali gauti. Ir tada taip išeina, kad net ta meninė vertė, jinai vis dėlto, nekompensuos kitų paraiškos struktūros trūkumų ir ydų. Čia ta klasika, kaip suderinti kokybišką idėją ir, pavyzdžiui, vadybinius dalykus. Tai ta paraiška turi būti, tokia vadybinė realiai, ar jinai turi būti, pati savaime kažkokia žiauriai konceptuali. Ir tas, man atrodo, visą laiką niuansas yra. Ir atsimenu, Robertas Narkus kalbėjo irgi tinklalaidai ir jisai sakė, kad jam paraiška yra revizija jo ankstesnių darbų, pamatymas, tai ką aš padariau, ir tada tu ateini ir susidėlioji kiek įmanoma jau aiškiau, kad ekspertai suprastų, tai ką tu nori toliau daryti. Ir tada čia yra ne kažkoks tavo konceptualus meno kūrinys paraiška, o realiai, tu parašai, ką tu toliau darysi, kaip tai bus įgyvendinta, kokie rezultatai, kokia bus sklaida ir taip toliau. Deja. Taip ir yra. Man tai atrodo visai geras požiūris. Ar ne? Akivaizdu, mes dėl to ir šnekamės, kad tas ir yra klausimas, kad tikrai ir Aistė Marija Graujuskaitė ir Saulius Vasiliauskas, kai kalbėjo per seminarą apie 25 metų finansavimą, abudu kalbėjo, kad pagrindinis dalykas yra tiksli, aiški kalba. Ir tikrai, jūs dviese irgi tą patį sakot, tai jau 4 žmonės iš 200 ekspertų duomenų bazės. Kaip gali būti? Aš gal nelabai žinau, kaip kitaip gali būti. Ar žmonės kartais tyčia siekia kažkaip apsunkinti, sudarydami įspūdį, kad čia viskas iš tikrųjų labai sofistikuota, ar... Tai jums iš vidaus matyti labiau matosi, negu man iš išorės ir neskaitant paraiškų vieną po kitos kiekvieno kvietimo metu, bet, literatūros srity tai tikrai būna. Gal mes skirtingose srityse esame. Muzikantai rašo gan paprastai. Tai aš muzikantų, paraiškų, Karoli, niekada neskaičiau, bet, tai įsivaizduokim, jeigu muzikantų paraiškos būtų muzikinę formą išreiškiamos, tai gal jie savo irgi leistų padžiazuoti, taip sakant. Ne, čia juokas juokais, bet, šiaip nepaslaptas, kad nemažai tų pačių teikėjų literatūros srity irgi darbuotojai yra rašytojai arba tiesiogiai su literatūros pasauliu susiję žmonės, kurie irgi kaip savo raiškos priemonę ir pagrindinę, tokią meninę veiklą arba kūrybinę veiklą laiko raštą. Ir tada atsiranda tas kartais netitikimas, kad tu skaitai paraišką ir ten labiau primena grožinį kūrinį negu dalykinę kalbą. Ir būtent tas, ar tai dienoraštiškas kalbėjimas, kažkaip siekiantis emocijas kažkokias iškelti, arba kažkoks toksai kalbėjimas dėl vienokio ar kitokių priežasčių, taikantis į tokį populistinį, viešosios opinijos manipuliavimą, pavyzdžiui, kas kiek laiko ten paminint, ar tai partizanus, arba dar kažką susijusio, su patriotizmu. Aš nieko blogo nematau nei partizanuose, nei patriotizme, ta prasme, nesupraskit neteisingai, bet kartais atrodo, kad tam tikri teikėjai piknaudžiaudami tomis kultūrinėmis savokomis, tais keywordais, raktažodžiais, stengiasi parengti paraišką taip, kad tu jautiesi kaip ekspertas manipuliuojamas, kad jeigu tu teigiamai neįvertinsi šitos paraiškos, tai vadinasi, tu negerbi nei savo tėvynės, nei kalbos, nei nieko, ir apskritai esi kažkoks, neaiškus žmogus be vertybių. Dabar supratau, kas turima omeny. Taip, aš kai vertinu paraiškas, visgi turiu visą laiką prisimenu, kad tai yra finansinis kažkoks projektas, kad yra idėjinė dalis ir tai yra finansinė dalis. Ir reikia kažkokiu būdu įvertinti, ar šitas dalykas finansiškai, ar jisai yra realistiškas, ar tai yra gera viešų pinigų investicija. Aš vėlgi, jeigu tai būtų, nežinau, aš turėčiau
daug pinigų asmeninių ir galėčiau tiesiog skirstyti žmonėm, kurie man patinka ir tiek, jų projektai man patinka pirmin, bet čia aš negaliu daryti. Čia aš matau save, kad yra kažkokia dalis Lietuvos valstybės pinigų, kuriuos mes skiriame kultūrai ir mes kaip ekspertai turim rolę nuspręsti, kaip tie pinigai bus paskirstyti. Tai nėra mūsų asmeniniai pinigai ir jų yra tiek, kiek yra. Jų turi būti daugiau, ką Aušra ir kalbėjo, sisteminiai pokyčiai turėtų įvykti. Tai jeigu aš paskiriu finansavimo projektui, kuris matau, kad tie pinigai, kažkaip bus išmesti į balą, tai yra mano kaip eksperto iš esmės atsakomybė, mano klaida darbo, net jeigu gražus patriotinis ar nepatriotinis projektas. Tai man labai gaila, kad menininkai turi būti pastatomi tą tokią ir truputį finansinę rolę, kažkaip ją, vadybinę rolę gal net. Mano, idealioje visuomeniai turbūt egzistuotų universalios bazinės pajamos, žmonės tiesiog gautų kiekvienas kažkokį bazinį atlyginimą ir galėtų daryti, ką nori. Kažkas galėtų megzt, dainuot chore, rašyti eilėraščius, dar kažko. Dabar kartais matau net iš paraiškų, kad žmonės prašo, ypač mobilumo stipendijos didesnių sumų ir tai jie tarsi, jiems tai ir tampa tuo baziniu atlyginimu, pusė metų. Ir tada turbūt tai tas viešas finansavimas tarsi atlieka tą rolę, kad kultūros žmonės turi teisę gauti savo pajamas kažkaip gauti, padengti gyvenimo išlaidas per tą individualią stipendiją. Man atrodo, taip realiai ir vyksta, nes, jeigu tavo yra darbas sukurti ten dainų, parašyti naują albumą ar kažką, tai tu jį visada turbūt rašai. Nėra taip, kad tu kažkada rašai, kažkada nėra. Tai nėra tiesiog darbas kaip kažkoks ofiso darbas. Tai toks kaip apžaidimas ekonomikos, kadangi neturim kitų ekonominių modelių, kaip užtikrinti kažkokį socialinį saugumą kultūros žmonėms. Labai daug kalbėjau apie finansus, tai čia labai noriu sustoti, nes tikrai, iš esmės, aktualiausia tema nėra apie ką kitą kalbėti, mes kalbam apie finansus, nes ir institucijas skirsto finansus. Tai atsiverčiat paraiškas, yra ta sąmata, su įvairiom eilutėm yra nustatyta taip pagal gairės, kaip ten ką reikėtų kur įrašyti. Bet gerai, atsiverčiat bet kokio projekto, muzikos ar literatūros sąmatą ir į ką pirmiausia kreipia dėmesį, vienas dalykas, o kitas dalykas tai kaip suprantat, tai čia realu, nes yra tas mitas, kad prašykim ir tu irgi minėjai, kad prašykim daugiau, nes nukirps. Arba čia, kad pareiškėjai sako, kad sąmata išpūsta, arba ekspertai irgi rašo ten, kad sąmata ten kažkokia neadekvati, čia įtrauktas kažkoks atlygis, kuris atrodo per didelis. Tai gerai, tai sąmata. Tai ką pirmiausia kreipia dėmesį ir kaip įvertinat, jinai realistiška, jinai, išpūsta, jinai tiksli ir taip toliau. Tai čia man pačiai, kadangi yra tekę ir kaip teikėjai, ir pačiai kaip menininkai teikusiai paraiškas ir įvairiose kultūros, literatūros organizacijose dirbusiam žmogui teikusiam už jas paraiškas ir vėliau jau kaip ekspertai, tai manau, kad ateityje būtų labai gerai ir aš girdžiu, kad pavyzdžiui ir teksto darbuotojų sąjunga, kuri dabar yra susikūrusi, irgi kelia tą idėją. Ir iš pavienių kultūros lauko žmonių irgi yra tekę girdėti, kad būtų labai gerai, jeigu vis dėlto egzistuotų kažkoks numanomų atlygių diapazono sąrašas, kiek yra sąžininga ir neišnaudotojiška, pavyzdžiui, įvertinti vertėjo darbą, įvertinti rašytojo darbą, ir visus kitus tuos įkainius, bet deja mes kol kas to neturime. Tai kas vyksta dažniausiai ekspertų darbo grupėje, ar ne, nes pats tas vertinimas, nežinau, kiek besiklausantis šios tinklalaidės žmonės yra susipažinę su tais etapais ekspertinio vertinimo, tai gal visai pravartu būtų pasakyti, kad pirmiausia, ekspertai gauna tas paraiškas vertinti ir literatūros srity tai dažniausiai būna
apie 7 gal žmonės, aš dabar tiksliai nepamenu, ir jie vieni apie kitus nežino, kad vat, mes per šitą šaukimą vat, vertina tie kiti žmonės. Tad mes visi individualiai įvertinam tas paraiškas, tada būna atsiunčiami susumuoti rezultatai ir lentelės. Ir po to būna jau susirinkimas, kai mes jau pamatom pirmą kartą vieni kitų veidus. Labai smagus momentas. Pasilabinam. Pusę žmonių pažįsta, pusę. Taip, ir tada jau prasideda kalbėjimas, kai tu matai ir aptarinėji, kurie projektai staiga atsidūrė pirmoje vietoje, kurie paskutinėje ir panašiai. Ir kaip žinia, ekspertai irgi gali labai skirtingais, tais savo kaip ekspertų žiniomis skirtingomis labai kliautis, skirtingais galbūt prioritetais ir gal tai yra ir gerai, kad ta tokia demokratija, kad tai nėra vienas kažkoks ekspertas toks totalitarinis ir jis primeta savo tą žiūrą, primeta savo kažkokį skonį meninį, bet vis dėlto tai egzistuoja tas toksai mini kolektyvinis protas, ar ne, jeigu Harari kalba Homo Deus knygoje apie tai, kad ateityje ten kelios smegenys bus sujungtos į vieną kompiuterį ir dabar kaip tik naujausi dirbtinio intelekto tyrimai ir atsigrėžia į smegenų klonavimą, nes pasirodo tai energijos požiūriu yra toks našiausias būdas, ar ne? Tai mūsų tas irgi ten 7 arba kelių ekspertų kolektyvinis protas susirinkimo metu bando, nuspręsti, kas čia įvyko, kaip tai įvyko, kodėl, pavyzdžiui, ten vienoj pozicijoje atsidūrė vienas projektas, kitoj kitas ir dažniausiai aš nežinau kaip muzikos srity, bet literatūros srity, tai man yra ilgiausiai tekę būti tokiam susirinkime, kuris tęsiasi ne 9 valandas. Mes turėjom gal 2 pertraukėlės po 15 minučių, ten pasidaryti kavos ir nueiti į tualetą, tai ta prasme, čia apie darbo higieną galima jau kalbėti ir visa kita, bet esmė ta, kad tas kolektyvinis protas permasto tos sprendimus ir galvoja, kas čia gali būti, kaip čia nutinka tie dalykai. Ir būtent grįžtant Karolina irgi prie to tavo klausimo apie tas išpūstas sąmatas ir ką mes žiūrim, tai dažniausiai to ekspertų susirinkimo metu mes jau pradedam kalbėti, nes mes visi atskirai turim, kiekvienas parašę komentarus ir tie komentarai tokia viena gniūžtė būna sudėti ir mes susipažįstam, kurie leitmotyvai atsikartoja nuo tose komentaruose net kelių ekspertų, kai kurie galbūt naujus pastebi, užakcentuoja tos loginius skirčius, tos paraiškos, kas yra svarbu. Ir mes tada pradedam kalbėtis, nes kiekvienas iš mūsų irgi atskirai, visiškai ir anonimiškai siūlom taip pat ir sumą, kiek kiekviena paraiška turėtų būti finansuota ir paskui yra vidurkis tų sumų išvedamas. Ir susirinkimo metu mes jau tada ir kalbam, kaip čia taip nutiko, kad pavyzdžiui kažkuri buvo labai numušta finansavimo ta, žodžiu, kartelė, kažkuri ne. Ir, žodžiu, ir tada dar yra galima galbūt kažką pakeisti. Ir mes tikrai nebūna taip, kad visiškai, kaip sutinkam su visko, kas ten būna, ir kad nebūtų ginčių, kad nebūtų kažkokių debatų, nes kitu atveju, mes tikrai 9 valandų nepraleistumėm, faktiškai be jokių pertraukėlių. Tai ir kalbant apie sąmatas, irgi gana nemažai tų ginčių ir debatų būna ir galbūt tos 9 valandos sutrumpėtų iki 5 valandų ar 6, jeigu būtų kažkoks, tų įkainių pasiūlytų sąrašas, ar ne, kas yra laikoma kaip tokiu teisingu atlygiu. Bet kadangi mes to neturime kaip ekspertai,
teikėjai irgi to neturi, to orientyro, kai teikia paraiškas. Tai kas vyksta? Vyksta tai, kad kiekvienas iš ekspertų atsineša savo žinojimą iš savo patirties, iš savo lauko. Kažkas galbūt su leidyba daugiau dirba, kažkas galbūt su festivalių organizavimu yra susidūręs, kažkas dar kitokios tos patirties, vertėjavimo pavyzdžiui, gal turi ir įkainius geriau išmano, bet iš esmės tai per kiekvieną šaukimą, jeigu yra, žodžiu, 200 paraiškų ir tu tiesiog žiūri, pavyzdžiui, kad jeigu kokie 50 leidybinių projektų su vertimu susijusių iš 50 projektų, kokie 49 nusimatė tokius įkainius, o tas vienas ar du paėmė ir išsišoko ir staiga arba labai mažą, arba labai didelį įkainį pasiūlė. Tai tada jau komentarė ir atsiranda tas pasakymas, nes tu žiūri tiesiog į visą tą gausą, į tą kontekstą, tai būtent. Ir čia kitas klausimas, tai gal tada pareiškėjams visai būtų pravartu, jeigu norima kelti vertėjų arba rašytojų atlygius, nes jie tikrai yra maži, tai gal reikia visiems susitarti ir staiga nurodyti didelius atlygius. Bet kadangi, kaip mes žinom, tų pinigų skaičius yra ribotas, tai mes dažniausiai susiduriam su ta neišvengiamybė, kad jeigu mes visas didelės sumas, kiek buvo paprašyta pareiškėjam duodam, tai vadinasi mažiau pareiškėjų projektų bus finansuoti apskritai. Tai kita vertus gerai, jeigu tu buvai toks sėkmingas, kad patekai tarp tų, kurie bus finansuoti, bet iš tikrųjų sumažėja tikimybė, kad tavo projektas apskritai paraiška bus finansuota tokiu atveju. Taip, čia Karoli leisiu tau pasisakyti, bet čia yra tam žina problema. Aš pritariu Aušrai visiškai dėl profsąjungų reikalingumo kūrybiniai srityje, nes sumos gali būti nuleistos iš lubų, kai nėra kažkokio standarto, ar ne? Bet aš, Karolina, leis pertraukti. Ne, čia tikrai, čia tas pats yra, klasika yra tai finansuoti mažai, bet finansuoti mažomis sumomis, bet daug, ar finansuoti visgi grandiozinius, bet tada jų bus keli. Ir ta taryba visada, per visus 10 metų, kiek gyvoja, visada sprendžia tą patį klausimą ir kiekvieni ekspertai daro tą patį. Ir, pavyzdžiui, pradedančiojo kūrėjo stipendija, kuri šiemet prasidėjo ir jau yra tie pirmi žmonės, kurie užsijama dabar jau savo kūrybinę veiklą, tai tenais juntama buvo labai skirtingai. Kiekvienas sritis versino tikrai ir kiekvieni ekspertai kitaip žiūrėjo šitą idėją, kad tai visgi gal pasimkim pačius labiausius, kurie padarys milžinišką proveržį, pradedantieji. Nebuvo čia išsakyta, kad tai čia dabar, žodžiu, yra grindis ir tik tai nuo tiek ir viskas, bet buvo ta mintis. Ir kiekviena ekspertų grupė sprendė tą pačią dilemą labai skirtingai. Vieni labai griežtai, jeigu nepainio, man regis, vizualiųjų menų, buvo gerokai mažiau, bet labai adekvačios stipendijos, o kitose srityse, man atrodo, kad ir literatūrai tam tarpe buvo, daug, bet po truputį. Ir tada amžina problema ir čia šitą niekaip neišspręsim. Bet grįžkim prie tų sąmatų, pavyzdžiui, Karoliui, kaip muzikos srityje atrodo ta situacija. Irgi jos, tie projektai, jie irgi labai skirtingi būna, nes tu vienu metu turi vertinti ir didžiuliai kelių dienų festivalį ir, pavyzdžiui, ten kažkieno vinilo išleidimą. Ir tai yra, viskas patenka po to muzikos skėčių ir tu kaip ekspertas turi žinot, nežinau, aš nesu organizavęs muzikos festivalio, tai man sunku vertinti tą sąmatą. Tai iš tikrųjų mano išeities toks taškas yra, kad aš pasitikiu pareiškėjais, kad jie yra irgi sąžiningi prieš mus, nes vėlgi grįžtu prie to, kad čia yra vieši pinigai ir jeigu tu tyčia nurodai kažkokias neadekvačias sumas, tai aš tai matau kaip tam tikrą sukčiavimą prieš visuomenę. Bet aš nemanau, kad tai būna. Ta prasme, žiūrint, man daug atvejų buvo, kad atrodo, kad tai yra per maža suma ir kad žmonės save nusivertina negu atvirkščiai. Ir dėl to
ar prašyti didesnių sumų, žinant, prezimuojant, kad turbūt jeigu ir gausi mažiau. Iš Karolina, iš tavo klausimo buvo tai sakyta, kad čia kaip ir mitas, bet realybė tokia, kad dauguma gauna mažiau, tai galbūt yra kažkokia ir logika žmonėms, gal kaip čia jie incentivuojami tai daryti, vertindami, matydami ankstesnės paraiškas, bet štai vizualių menų pavyzdys, sakai, yra kitoks, tai čia nežinau koks atsakymas, tarkim, aš daug mačiau, pavyzdžiui, muzikos srity daugiausia gavo festivalis, didžiausią sumą gavo festivalis Vilnius Jazz, kuris, mano manymu, yra puikus festivalis, bet irgi jie gavo bene trečdalių mažiau negu prašė ir galvoti, ir čia dabar laimėjimas, kad jie gavo palyginti daug pinigų, bet mažiau, o gal jie žinojo, kad negaus tiek, kiek prašo ir žinojo, kad tai dabar kiek jie gavo, tai čia tiek jiem reikia. Tai dėl to reikia prašyti tiek, kiek iš tikro reikia, nes jeigu tu viską užkeli, tada tu kaip vertinas toks truputį nebesupranti, nuo ko atsispirti. Tai mano norą idealioj atveju sumos būtų labai gerai paskaičiuotos ir tokios, kokių reikia, ir mes kaip ekspertai turėtumėm jų nemažinti vardant kažkokio kompromiso. Ar nebuvo nesnei atvejo dėl Lietuvos sezono Prancūzijoje, kad vienas berods teatras atsisakė apskritai dalyvauti ten, nes gavo finansavimą, bet labai mažą? Nežinau. Buvo. Taip, tokių, nežinau, kaip ten iš vidaus viskas buvo, bet tą aš irgi suprantu, kad turbūt tada klausimas, kokia tos kultūros tarybos finansavimo, kokia jo rolė? Ar rolė yra finansuoti taip, kad tikrai pavyktų tą viziją išpildyti, ar tai yra labiau toksai kaip parodymas, kad tu iš tikrųjų gerai varai, mes tau duosim šiek tiek pinigų ir galbūt tu surasi ekstra pinigų iš kitų šaltinių. Tai aš šito iki galo irgi, man atrodo, pareiškėjai skirtingai tą mato. Ir tikrai ne visi mato, kad tai yra pagrindinis finansavimo šaltinis. Ir gal aš kaip ekspertas irgi ne visada žinau kultūros tarybos, kokia yra misija, nes vis laik yra savo indėlio kažkokio pridėjimas, bet koks jis didelis turi būti. Žodžiu, finansavimo dalis, aš manau, yra žiauriai individuali ir tai, ką aš dabar savo logiką pasakiau, nebūtinai kiti ekspertai su to sutiktų. Matai, čia yra ne tik pačios kultūros tarybos, kaip jinai įsivaizduoja, bet iš esmės kultūros politikos klausimas. Ir tai, pavyzdžiui, kaip kultūros ministerija mato, tai visgi koks yra ir koks laukas turėtų būti. Ar nežinau, ką daryti, kaip pavyzdžiui, yra pradedantis kūrėjai, bet investicija juos yra, tikrai gana nedidelė, bet jinai yra apskritai. Arba, tarkim, nežinau, nevyriausybinis sektorius, biudžetinis sektorius ir taip toliau. Ir čia yra kultūros politikos klausimas. Ir čia, taryba jau yra tokia, įgyvendinta ir realiai pagal jos funkcijas jinai įgyvendina politikai. Jinai gali nešti savo žinią, kad, pavyzdžiui, su pradedančių kūrėjų stipendija buvo labai aiškiai pasakyta, mums svarbu individualus žmogus. Ir šiemet, forumas, kuris irgi tikslas buvo kalbėti, ir apie kūrėjų atlygį. Tai irgi kalbėti apie tai, kad pirmiausia svarbi investicija yra į žmogų. Ir jo veiklą, jo kūrybą, jo idėjas. O po to yra visa kita. Bet čia yra kultūros tarybos pozicija, kuri realiai yra tokia vidinė, jinai nėra kultūros politikos dalis. Ne iš kultūros ministerijos ateina šitą idėją, iš pačios tarybos. Tai čia yra tų niuansų. Patikslink, apie kurią idėją kalbė? Apie investiciją į kūrėją. Aha. Ne į organizaciją, pavyzdžiui, kad mes atsispiriam nuo žmogaus. Ir kad ateini ir žmogų, ir tas atlygio irgi klausimas, jis irgi kartu susijęs su tuo, kad taryba... Čia būtent apie individualias stipendijas. Taip, individualias pradedant čia mobilumo irgi skaitant, čia nesiskiria apskritai apie stipendijas kūrėjams, ne tik organizacijoms, nes klausimas yra, tai irgi čia per forumą kalbėjom apie tai, kad 70 pagal projektų vykdytojų informaciją, kur mano kolegė Marija Pečiulytė išanalizavo 75% organizacijų, skiria iki 1000 eurų kūrėjų. Tai klausimas, kiek taryba gali įsikišti tai, ką organizacijos pačios nusprendžia. Jo, tai dar norėčiau grįžti irgi prie pradedančiojo menininko stipendijos. Tai man atrodo, kad čia yra labai svarbus ir labai sveikintinas žingsnis, kurį žengia kultūros taryba. Ta individualią stipendiją pradedantiesiems menininkams kaip atskirą tokią kišenę, kurią galima teikti paraiškas pradėjus vykdyti
tokį finansavimo irgi instrumentą, bet kita vertus, kaip tai yra vykdoma, tai aš irgi iš lauko tiek profesionalų, tiek tų pačių pradedančiųjų menininkų irgi nemažai nusiskundimų girdėjau, būtent susijusių su tuo, kad yra problematiška pagal dabartinę apibrėžtį, nusistatyti, kas yra tas pradedantysis menininkas, nes pagal dabartinę apibrėžimą, jeigu aš teisingai atsimenu, tai ten žiūrima arba į tavo veiklą, nuo kada pradėjai vykdyti, bet yra tokia išimtis, kad arba gali būti žiūrima, kad būtų nepraėję 5 metai po tavo baigtų studijų. Ir pavyzdžiui, tavo, Karolina, irgi minėta ta paraiška vizualaus lauko, kur aš nei ten ekspertė, nei ką, bet, pasižiūri, bet aišku, literatūros srityje buvo panašus irgi visai dalykai pradedančiųjų menininkų, kad tu pasižiūri, kad ten iš tikrųjų tam, kad didesnė tikimybė gauti tą individualią stipendiją, teikia tie menininkai, kurie galėtų be jokių problemų varžytis tuose didžiuosiuose šaukimuose, nes jie jau gal 10 metų yra tie pradedantieji ir 10 metų jau ir skirtingose pasaulio šalyse reprezentuoja Lietuvą ir panašiai, bet dėl vienokių ar kitokių priežasčių, jie pernai arba užpernai baigė savo studijas. Ir tada tai jau jiems suteikia teisę be jokių problemų teikti paraiškas ir nelaimėti, kaip čia sakyti, gauti finansavimą, ar ne? Ir tada pasižiūri, kad tie tikrieji pradedantieji lieka už brūkšnio, o tie visi, faktiškai visose šitose srityse, aš nežinau, muzikos gal nežiūrėjau, tai yra tie, kurie nėra jie pradedantieji nei pro kur. Tai ir tada irgi kelia tam tikrą klausimą. Ir aš pati, visai suprantu, kad žmonės yra skirtingi, jie skirtingai veikia. Aš kaip minėjau, pati pirmąją knygą, kuri buvo nacionaliniu mastu gerai įvertinta ir paskui pradėta versti ir panašiai, išleidau Gimnazijos suole. Tai aš visai žinau šitą momentą, kad, aš pradedančioji buvau 15-16 metų, bet, kai kurie pradedantieji gali būti ir 40 metų, staiga nusprendžia pirmą knygą išsileisti. Ir tokių atvejų ne tik Lietuvoje, visam pasaulyje mes turim. Pavyzdžiui, tas pats vienintelis portugalų literatūros Nobelio premijos laureatas José Saramago, kurio ne viena knyga yra lietuvių kalba išversta. Jis buvo žurnalistas, bet ten aš dabar tiksliai neatsimenu, gal 50 metų staiga pradėjo savo rašytojo karjerą grožinės literatūros srity. Žemaitė, taip, apie kurią beje tinklalaidėje Rašytnamis irgi esame epizodą įrašę apie jos tą tokią vėlyvą, sakykime, veiklos startą kaip rašytojos. Tai labai yra skirtingi tie niuansai ir čia yra didelis iššūkis, kaip į tuos apibrėžimus finansavimo įrankių mes galim tas tinkamiausias apibrėžtis patalpinti. Ir sakau, kad tas įrankis yra labai sveikintinas, bet klausimas, ar juo naudojasi tie, kurių, tas įvardinimas pradedantieji iš tikrųjų yra toks legitimus. Čia yra problema, bet neplėtosiu, nes kalbėjom apie tai su tarybos nariais, irgi čia yra problema. Ten man yra apie, pavyzdžiui, startą, tai kodėl 5, čia yra labai klausimas, ar pradedančiojo stipendija tikrai padeda tam pradedančiojo, bet žinai, čia 1 metai, 1 kvietimas, viskas vis tiek gali eiti kartu su gairių atnaujinimais ir tas gali tobulėti, žinai, matant ilgalaikį perspektyvai, tas tikrai gali kažkaip keistis. Vienas dalykas, ką būtinai noriu aptarti, ir čia būdu jau apie tai minėjot ir grįšiu prie to, nes čia gerai sutampa. Karoli, dar kai nebuvai ekspertų, socmedijai buvo labai geras tavo įrašas apie Rasos Narkūnaitės sukurtą knygą, pameni, apie priverstinę migraciją. Pamenu. Ir tą kartą kritikavai eksperto komentarą ir raginai tarybą persvarstyti. Dar atsiverčiau čia prieš keletą dienų, tą komentarą buvo parašyta, kad raginai persvarstyti tarybo paraišką. Taip, manau, jie turbūt nėra tokios procedūros. Bet... Nėra, turi kreiptis į teismą ir ten visas procesas sukasi kitaip. Prašau. Žodžiu, tai labai trumpai pakalbėkim tos konsoliduotus komentarus, kas ekspertų darbo grupė yra, tikrai tas milžiniškas darbas, apie ką Aušra čia taip išsamei papasakai. Tai kaip
sekasi juos rašyti apskritai ir koks yra jų tikslas, tai kam jų reikia. Ar padėti pareiškėjui, ar, nežinau, pakritikuoti, ar dar kažkokių kitų, ar paskatinti kažkaip geriau parašytą parašką, ar pagirti, kaip jums atrodo. Tai kas iš to konsoliduotų komentarų? Nes tavo paties patirtis skirtinga. Aš galiu klausytam papasakoti, apie ką čia eina kalba. Tai taip, vienam iš ankstesnių šaukimų iliustratorė, jos vardas yra Rasa Narkūnaitė, aš jos nepažįstu, bet man mačiau jo situaciją, kad ji norėjo išleisti tokią iliustracijų seriją, berods knygą netgi apie žmonės, kurie per Baltarusijos sieną atvyko į Lietuvą ir buvo kilus ta vadinama migrantų krizė. Ir iš to, kokią informaciją jinai pasidalino, ten buvo komentaras skambėjo maždaug taip, kurį kultūros tarybos ekspertai parašė jai, kad tų žmonių istorijos gali būti įdomios pažintiniu požiūriu, bet neaktualios meniniu ir kultūriniu. Ir man tai pasirodė absurdas, kaip šita tema, apie kurią kalbėjo ten nuo Amnesty International iki daug kitų organizacijų, ir kad tai buvo labai svarbi tema ir kad viena iliustratorė norėjo padaryti apie tai meninį iliustracijų projektą ir tada gauti komentarą, kad tai šiaip jau nėra aktualu, kad man tiesiog atrodė, kad tas ekspertas seka tuometinės vyriausybės liniją, kad taip, tai nėra aktualu ir kad mes neturėtume tai kalbėti, nes tų žmonių atvykimas, dalies jų nežinojimas, ką su jais daryti, žiema ir taip toliau, tai buvo nepatogi tema ir tada man atrodė, kad kultūros taryba to nefinansuos, nes tai tarsi eina prieš valstybės politiką ir man tai atrodė, kad menininkai gali, nežinau, kritikuoti, ką jie nori ir jie turbūt laisvi tai daryti. Nežinau, gal aš ten per jautriai reagavau, nežinau, vidinių situacijų, bet tas komentaras, kurį jinai gavo, man pasirodė tiesiog daugiau pasakantis apie tą ekspertų grupę, negu apie tą autorę. Ir aš kažkaip tiesiog, man tai atrodė neteisinga, nes ta tema kaip žurnalistas daug domėjausi. O dabar atsakant į klausimą dėl tų komentarų, aš daug apie tai mąstau, nes šiemet pradėjau dėstyti ir Vilniaus universitete žurnalistikos studentams ir, tarkim, jie man atsiunčia savo darbus ir kaip aš jiems duosiu kritiką, kuri jiems leistų jaustis, kad jie iš tikrųjų yra geram kely, nes jie visi yra geram mokymosi kely, bet kartu gautų kažkokią naudą, kur žinotų, ką daryti toliau. Tai yra, kiekvienas žodis yra labai labai jautrus. Aš šitom dienom buvau tokiam Novus festivalis Lofte, kur vyks naujų grupių ir ten irgi yra komisija ir jie vieną grupę tiesiog mėgaujasi, tiesiog suvalgydami ar kritikuodami jų muziką ir man tiesiog pasirodė labai labai žiauri tokia kažkokia situacija, kad tas ekspertiškumas jis tau steikia galią, bet ką tu su jie darai. Tai kaip ekspertas, ką aš darau tuos komentarus gavęs. Mano rolė yra visų komisijos narių komentarus taip pateikti pareiškėjui, kad jisai gautų savo paraiškos sužinotų kažkokį vertinimą. Tai aš darau taip, aš turiu eilutę pliusų ir eilutę minusų ir visus dėlioju, ar čia pliusas, ar čia minusas. Dauguma tų komentarų dažnai kartojasi ir aš pradedu pliusais, aš pabaigiu minusais ir tada pabaigoju kažkokį pateikiu rekomendaciją, kad ištaisius tą ir tą galima aplikuoti dar kartą. Tai man labai svarbu tonas, man svarbu pasakyti, ką ekspertai kritikavo, nenoriu to nutylėti, bet mano tikslas, kad kai žmonės perskaitys tai galvos, aš suprantu, ką man reikia daryti, aš jaučiuosi įkvėptas dar kartą aplikuoti. Jeigu tu jautiesi įkvėptas tiesiog palikti šitą lauką ir atrodo nieko bendro su jo neturėti, tada yra blogai, tada mes prarandam žmogų iš esmės. Ir mes to negalim sau leisti, nes neturime tų žmonių tiek daug. Tai jo, tai yra šiaip labai labai gal vienas atsakingesnių momentų iš to darbo. Tai aš tai galėčiau paantrinti Karoliui, nes manau, kad yra labai svarbu ir net ypatingai svarbu konstruktyvumas rašant komentarus ir be jokios abejonės tai yra labai svarbu ir pačias paraiškas rašant, ar ne, tai kad teikėjai galėtų konstruktyviai, aiškiai, paprastai įvardinti, kokiam priemonėm kažką daro, ko jiems reikia, žodžiu, ir ką jie planuoja, tai paprastai sakant.
Ir, aš kaip ekspertė tai visą laiką jaučiuosi dėkinga, kai tuos 200 paraiškų skaitai su visais priedais, jeigu pareiškėjas gerbia tavo laiką, ir nesistengia tokios beletristikos rašyti vien dėl to, kad būtų parašyta, bet labai struktūruotai, aiškiai, gal netgi paryškinant tas gairias, pagal ką vertinama, viską tau surašo. Ir tu tada taip galvoji, puiku, ačiū, žinau, kad ir tas yra, ir tas yra, ir tas. Tai aš pati kaip žmogus, kuris vertina, kai rašau komentarą, irgi stengiuosi. Mane, kadangi tėvai nuo vaikystės taip auklėjo, kad su kitais elgis taip, kaip norėtum, kad su tavim elgtųsi, tai aš to principo irgi laikausi rašydama komentarus, kad stengiuosi irgi tą konstruktyvumą parašyti. Tas gerai, tas galėtų būti geriau, o tą galėtum taip ir taip patobulinti. Ta prasme, kad žmogus galėtų panaudoti tai kaip tam tikrą įrankį tą tavo komentarą. Aš jaučiuosi labiau kaip tekstų redaktorius. Aš gaunu, kiek ten, 6 ar kiek mūsų komisijos narių yra, ir aš kažkokiu būdu turiu sutrumpinti jų mintis, nieko svarbaus neišimdamas ir išlaikydamas netgi autentiškus žodžius ir kalbą, bet kad tai skambėtų kaip vienisas rišlus tekstas. Ir man tai yra daug labiau teksto redaktoriaus negu dar kartą permąstytojo autorinis tekstas. Ten mano pavardės nėra tarp to. Beje, už šitą darbą nėra mokama ekspertams. Pačiai pabaigai, vienas dėl to komentaro. O jeigu, pavyzdžiui, būtų pagal viešo administravimo įstatymą taryba turi pagrįsti visus savo sprendimus, dėl to atsiranda tie konsoliduoti komentarai. Kaip jums atrodo? Sutiktumėt, pavyzdžiui, kad konsoliduotas komentaras būtų ten finansuota ir viskas, arba nefinansuota ir viskas. Ar visgi reikia? Reikia, aišku. Aš manau, kad tikrai reikia ir manau, kad nepaisant to, kad kartais prasprūsta į eterį tokių keistesnių komentarų dėl vienokių ir kitokių priežasčių, kaip ir tas Karolio minėtas irgi komentaras, kuris, tikiuosi, neatspindėjo visos ekspertų grupės nuomonės, bet gal kažkokio žmogaus tokia kaip politinė vizija, norėčiau tikėti. Tai nepaisant to, aš manau, kad vis dėlto yra tikrai nemažai konstruktyvių komentarų ir nemažai teikėjų, kurie reaguoja, įsiklauso į tuos komentarus ir, kiek man teko vertinti, tai aš tikrai matau, kad tos paraiškos gerėja, aišku, ne visų, bet didžiosios dalies ir kad vis dėlto tas poveikis gerasis komentarų tikrai yra, tai manau, kad tikrai reikėtų jų taip nemažinti ir palikti, nes tai yra svarbus įrankis. Paskutinis klausimas, tikrai daug ir įvairių kampų apie ekspertų veiklą pakalbėjom. Vienas dalykas, jeigu dabar galėtumėt pakeisti ekspertavimo veikloje kultūros tarybai, ką norėtumėt labiausiai pakeisti? Aš gal pasidalinsiu, kokią patirtį turėjau, būdamas kitoj komisijoje. Yra tokia asociacija Agata, kurie rūpinasi muzikantų, atlikėjų teisėmis. Ir jie turi tokį jaunųjų pradedančių muzikantų fondą. Ir jie šiemet nusprendė padaryti eksperimentą ir gyvai susitikti su visais pareiškėjais. Tai ką tai reiškia praktikoje, kad mes 4 komisijos nariai sėdim ant sofučių ir pas mus ateina grupė arba solo atlikėjas ir turi apie 20 minučių paaiškinti, ar jie nori daryti. Ir tau labai greit tam paaišku, ar šis žmogus žino, ką jis nori daryti ar ne. Tu gali iš karto užduoti klausimus, tu gali užduoti papildomus klausimus ir viskas. Ir aš žinau tikrai, kad buvo žmonių, kurie man pasirodė be galo talentingi ir kurie gavo finansavimą, kad jeigu jie būtų parašę paraiškas, aš būčiau labai dvejojęs dėl jų, nes galbūt jų įrašai dar nėra toje vietoje, jų neturėjau kur tų įrašų pasidaryti, galbūt kažkas, aš matau, kaip jie galėjo parašyti prastesnės paraiškas, bet kai tu juos sutinki gyvai, tu matai, kad, o Dieve, mes tą žmogų turim palaikyti visą savo jėgą. Tai aš suprantu, kad Agatai nėra kultūros taryba, yra daug, jų pinigai irgi nėra privatus pinigai, bet jie tarsi turi daugiau laisvės, kaip neatstovaudami, nėra ten ministerijos kažkurios dalis. Tai jie pabandė tą eksperimentą, pasipiktinusių žmonių nebuvo tiek jau daug.
džiugių žmonių buvo labai daug ir rezultatai buvo labai netikėti, nes daug vardų, kurie yra visai nežinomi, gavo gan didelį finansavimą, nes per tą pokalbį sugebėjo įrodyti, bet tame yra daug daugiau subjektyvumo. Nežinau, man ta patirtis be galo patiko, bet aš nežinau, ar tai būtų galima nacionalinių lygmenių perkelti, nes tiesiog per daug pareiškėjų. Bet tai yra daug žmogiškesnis, humaniškesnis toksai santykis su pareiškėju, negu visgi paraiška yra nužmoginanti tam tikrą prasme. Daug elementų, kurių tu, kas yra svarbu, tu nepertiksi per ją. Kita vertus, nežinau, aš pats studijoje esu rašęs tas paraiškas visokiem kitiem finansavimam, na jos yra, tai jo, kaip priartėti prie tų žmonių, kaip su tais pareiškėjais realiai pasikalbėti apie jų kūrybą, va čia man gal, jeigu atsirastų būdų, aš labai džiaugčiausi. Tai aš dabar galvojau, turėjau laiko apmąstymams, kol Karolis kalbėjo, nes čia toks sunkus klausimas. Ir prisiminiau, kad vis dėlto, kiek man ekspertų grupių yra tekę dalyvauti, tai faktiškai visose ekspertų grupėse, būtent literatūros srities, tos didžiosios vertinimų, visus kartus ekspertai vienokiu ar kitokiu būdu, pasisakydavo už tai, kad ši didžioji sritis literatūra vis dėlto būtų išskaidyta į mažesnes sritis. Nes mes turim tokį pasiskirstimą, kad visą laiką yra didžioji dalis leidybinių projektų. Didesnioji dalis leidybinių projektų yra šiaip verstinė literatūra, tada mažesnioji dalis yra ta lietuvių kalba sukurta originalioji kūryba, literatūra. Ir taip pat tada jau prasideda toks, aišku, dar vaikų literatūra, kai kas nori išskirti, bet jie irgi galima žiūrėti kaip lietuvių autorių sukurti darbai ir verstiniai darbai. Ir taip pat renginiai, festivaliai, ir atitinkamai dar yra ir kitų sričių, dėl to, kad po literatūros skėčių mes turim tokią problematiką, kad pinigų yra skiriama tiek, kiek skiriama, bet tarpusavėje konkuruoja labai labai skirtingo kalibro projektai. Nes, pavyzdžiui, jeigu mes vien tik tai žiūrim apie tą meninės, kultūrinės, literatūrinės kokybės, tokią skiltį ar nevertinimo, tai mes matom, kad Nobelio premijos laureatai, pagrindinių pasaulio literatūros premijų laureatai konkuruoja su pirmąjį romaną norinčiu išleisti autorium ir tada kartojasi, kad ten vos ne 7 kartus iš naujo pateikiama paraiška ir nepaisant to, kad ta kokybė tos knygos visai nebloga, bet žmogus visą laiką už brūkšnio pasilieka. Paskui kitas dalykas yra tas, kad kai mes žiūrim į tuos festivalius, tai mes visą laiką turim irgi tą problemą, kad jeigu mes jau daugiau festivalių ir renginių finansuosim, o jie dažniausiai, vienas koks festivalis, tai vietoj jo galėtų būti gal tenais kokios 6 ar 7 knygos išleistos, ar ne, pagal finansavimo tuos dydžius. Tai mes jau susiduriam su tuo, kad irgi yra labai skirtingos, tos kategorijos svorio. Ir tada dar prisideda, kad literatūros srity ne tik tais, grožinė literatūra gali dalyvauti, bet faktiškai bet kas. Ten kas nors iš teatro nusprendė interviu knygą su teatralais leisti, tai pas mus literatūroje. Iš muzikos, jeigu staiga kažkoks muzikantas biografiją leidžia, tai pas mus, žodžiu, nes leidyba. Ir tada atsiranda tas, kad tas kiekis pinigų, jis yra toksai suvalgomas, prie to dar prisideda irgi, nes, tu negali nefinansuoti, nes kiti nėra numatyti finansavimo įrankiai, tai yra įtraukties projektams, tai pavyzdžiui, jeigu brailio raštu norima pagaminti 5 knygeles, o kaštai iš esmės yra milžiniški, techniškai, tai irgi būna kokiu, ar tu renkiesi, ar porą su brailio raštu susijusių projektų finansuoti,
ar realiai, kaip 10 ar 15 kitų knygų leisti. Ir pavyzdžiui, šitie galėtų būti, tai yra labai svarbu ir tai reikia finansuoti, bet tą būtų galima galbūt susijęti, su švietimu labiau negu su kultūra ar literatūra tiesiogiai. Ir mes esam jau ne vieną kartą ir kultūros tarybos nariam šios siūlymus teikia, bet kiek mes to siūlom, tai dažniausiai jokio pokyčio su to susijusio nebūna ir būna atgal atsakoma, o jūs manot, kad kitose srityse mažiau diversifikuoti tie projektai yra. Tai ne, bet kita vertus, vis dėlto ta verstinė literatūra ir ta originalioji literatūra, ypatingai kai mes kalbam apie prioritetą išsaugoti lietuvių kalbą, tai gana liūdna, nes dažniausiai verstinė literatūra užima didžiąją dalį finansuotinų pozicijų, o lietuvių literatūra originalioji, jo žymiai mažiau kūrinių būna finansuojama. Įdomu. Tai labai ačiū Jums abiems. Matau, kad vizijos išsiskiria ir kad lūkesčiai tarybai nemažėja, bet džiaugiuosi, kad šiandien galėjom taip išsamiai ir iš įvairių kampų pakalbėti apie ekspertų darbo virtuvę, apie paraiškas, apie sąmatas ir tos nuostabius konsoliduotus komentarus. Labai linkiu, kad 2025 metų finansavimo sezonas būtų lengvesnis, paraiškų manau, kad nemažės, darbo tikrai judviems nemažės, bet kad būtų tai, kas jums patiems įdomu, smagu skaityti ir tie projektai tikrai būtų tokie, kuriuos norėtųsi pamatyti gyvai. Tai ačiū Aušra, ačiū Karoli, ačiū visiems, kurie klausėsi Lietuvos kultūros tarybos laidos Kultūros ritmas. O jeigu turit savo minčių, apie ką norėtumėt, kad pakalbėtume viešai, pakritikuoti tarybą ar pasidžiaugti, tai rašykit mums. Ačiū ir iki. Ačiū, Karolina. Ačiū labai.